Artūras Bolyčevas nuo pat gimimo serga cerebriniu paralyžiumi. Sunkiai kairę koją valdantis 18-metis gyvenimo keliu pasirinko kultūrizmą. Ši liga jam paspendė ne vieną kliūtį į savo svajonę, tačiau Artūras neketina sustoti. Turiu nuo gimimo cerebrinį paralyžių, apatinį kūno dalį. Dažnai skauda tas kojas ir tiesiog trūksta lankstumo ir to pasakoje negaliu atlikti daugumą pratimų. Bet su kineziterapeutų pagalba, su sanatorijom ganėtinai pagerina tą visą dalyką, pratampa neblogai ir pasitaiso po biškį ta sveikata. Bet būna tokių savaičių, net gal mėnesių, kad net 5 minučių negali normaliai paeiti. Artūras turi puikų pavyzdį, kiek ši liga iš jo pareikalauja valios ir fizinių jėgų. Praeitą žiemą eidavau iki salės maždaug, kai būdavau ganėtinai geros sveikatos 5 minutės nuo namų, o kai skaudėdavo tas kojas, tai užtrukdavo ir 30-40 minučių. Ir kiekvienas žingsnis reikšdavo skausmą, tai ganėtinai reikėdavo nemažai valios, kad nueiti iki tos salės ir pasportuoti. Draugai ir klasės auklėtoja Artūrui negaili šiltų žodžių. Pirma mintis apie Artūrą, tai iš karto akise šypsena. Didžiulė plati šypsena ir geros akys. Tai labai nuoširdus, labai darbštus, labai pareigingas, savo svajonę siekiantis vaikinas. Nežinau dar kito tokio, kuris taip motyvuotai žiūrėtų į gyvenimą. Jis iš pradžių buvo išskirtinis, nes kai pradėjo sportuoti, visuomet atkakliai siekė savo tikslo ir neprisimenu nei vieno karto, kada jis būtų sustojęs arba nusivylęs. Jis galėtų būti tikras pavyzdys visiems, todėl nes jis tiesiog švyti optimizmu ir visada įžvelgia gražius ir gerus dalykus ir niekuomet nemato blogio. Artūras yra išties geras žmogus, siekiantis savų tikslų ir ryžtingas. Neturiu nei draugų, nei pažįstamų, kurie turėtų tiek daug valios ir motyvacijos sportui. O dabar jisai yra motyvacija kitiems. Iš tikrųjų šaunu, kad turintis tokią didelę vieną problemą, jisai nesustoja savo vietą ir siekia aukštumų. Tai mane labiausiai žavi vienas jo bruožas, tai žinojimas, kad gyvenime viskas turi būti uždirbta. Nežinau, gal prie to labiausiai prisidėjo ta disciplina ir ta gyvenimo filosofija suteikta sporto. Bet iš tiesų labai smagu turėti tokią stiprią asmenybę savo aplinkoje. Jis turi savo kelią link savo tikslo ir jam visiškai nerūpi tos kryžkelės, šviesoforai ar kelio ženklai. Jis kiekvieną dieną tiesiog eina link savo tos vizijos, o iš tiesų tas yra labai pavydėtina. Savo atėjimo į sportą priežastį Artūras aiškina šmaikščiai, o treniruotes vadina pasikartojančiais gimtadieniais. Dėl ko atėjau sportuoti? Dėl to, kad norėjau būti ganėtinai stipresnis ir tikrai nepasižymėjau fizinė jėga. Taip pat užvedė filmukas Drakonų kova. Pamenu pačią sporto pradžią ir galima sakyti, tas sportas iš pačios pradžios mane užkabino. Gali net pabandyti įsivaizduoti kiekvieną dieną savo gimtadienį. Tu eini treniruoti ir tu toks laimingas, lyg tavo būtų gimtadienis. Kiekvieną dieną gimtadienis. Artūras pripažįsta, kad sporte jis atrado visiškai kitokį šio užsiėmimo tikslą, nei manė iš pradžių. Pirmai galvojau, kad pagrindinis tikslas šitam sporte bus užsiauginti kuo daugiau jėgos ir raumenų, bet sporto eigoje supratau, kad mane veža visiškai kitas dalykas. Tas dalykas yra motyvacija kitiems žmonėms. Artūras jau spėjo iškovoti ne vieną prizą, o savo kategorijoje Lietuvoje ir Europoje jis čempionas. Viskas buvo pirmą kartą ir ganėtinai viskas nesklandžiai ėjosi. Nes nežinau, nuo ko pradėti, kas grimuos ir panašiai. Bet važiavo kartu didelę palaikymo grupę, tad nuramino mane.
bet buvo labai sudėtinga sėdėti ir laukti to finalą. Savo pavyzdžių Artūras jau ne vienam įrodė, kad nereikia bijoti siekti savo svajonių. O tiems, kurie vis dar delsia ir laukia rytojaus, Artūras turi puikų patarimą. Bijot iš tikrųjų nieko nereikia. Visų pirma, reikia norą. Jeigu turėsi norą, tai nieks tau netrukdys, jokių aplinkinių žvilgsnių. Jokie aplinkiniai žvilgsniai tavęs netrukdys. Tu darysi tiesiog tai, kas tau patinka. O su laiku gal ir suprasti žmonės, ką tu darai, panašiai.